Taigi, lapkričio 11 diena, mes vėl garaže ir grįžo Kemšas. Ir ne tik Kemšas grįžo, bet grįžo ir Devinoskė Tautvydo. Jau kaip ir surinkta, važiuojanti, buvo Drift Reunion parodoj, galėjot visi apžiūrėti. Nu, duris čia dar keisis, tik laudinio, Va toks va erdvėlaivis. Va taip va, mygtukų krūva. Neblogas modeliukas, gražiai visai atrodo. Motoras irgi įdomus, M113. Nekeista jau turbūt, nes jau čia pasidarė kaip ir sąlyginai etalonas. Pagal išvestą formulę turbūt pinigais arklių santykis gaunasi šiuo metu pakol kas dar turbūt geresnis. Tai va, ką mes judėsim imti plytos lauk. Čia jau biškį buvau apardęs, nes laidyną visą traukiau provodkę iš pačios mašinos, todėl to čia praardžiau viską. Nu ką, o dabar kimbam į darbus ir bandom išsitraukti plytoką. Jaučiu, trauksiu per priekį su visą dėžę. Čia priekį nusisuku, radiką, out ir bandysim per priekį išlupti jį. Jeigu viskas gausis ir kaip eilinis iki mum nemaišys vairolasdė ir kolonėlė vairo karteriui, nes labai nepatinka tas išėmimas toks, nu bet labai tingiu dėžę atsukinėt. Tai va, o dabar biški apie pačius lankus. Tai lankai iš Lionės ir šiaip esu visai patenkintas darbu. Tikrai padaryta, matosi kokybiškai, tvarkingai, kaip priklauso. Šitų iš tikrųjų nėra būtina dėti, bet kadangi čia biški gaunasi tarpas dėl šito vamzdžio, ne dėl prileidimo, dėl pačio vamzdžio storio, tai nusprendė Lionė, kad reikia tos plokštelės visgi dėti. Ir ką galim čia pasižiūrėti. Privedimai tikrai neblogi ir kaip galit matyti, vamzdis lenkiasi ir nueina į vidų, tam, kad man būtų patogiau įlipti ir išlipti. Nu, daugiau tai viskas kaip ir standartiškai. 2 įvedimai čia, vienas X per vidurį, diržams skirtas vamzdis, nuvedimai į galinius stakanus, ten į priekį, čia stiklaudinio stogas guli. Dar reikės dasigaminti patį laikiklį vairui, pasistatyti kėdę, pasižiūrėti, kaip čia man bus patogiau, nes naudoju originalią vairolasdę. Noriu, kad rankenėlės būtų šičia posūkiu, tai matysim, kaip čia ką dar padaryti. Nežinau, ar paliksiu raktelį šiam kartui. Jau pirmai už raktelių užvedinėdavau, dabar gal pasidarysim nuo mygtuko. Dar nesugalvojau. Dar iki elektros tikrai yra nemažai darbo, tai matysim, ką čia galima padaryti su tuo. Sugalvosiu. Na ir su firewallu čia irgi reiks galvoti. Labai norėčiau iš tikrųjų pasidaryti, kad nereiktų lyst kažkaip per vidų reguliuoti amortizatorių. Būtų gerai kažkaip pasidaryti firewallą iki lankų, taip. Ir tada čia dedam polikarbonato stiklą, kuris išsijama bet kada. Ir galima prieiti prie galinio amortizatorių, pasireguliuoti jį. Tai va, vienu žodžiu, idėjų daug, darbo daug. Važiuojam dirbti. Bandom ardytis plytą ir mest lauk. Judam į plytos išėmimą. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. Biškį pramazinau, kad kamera išsikrovė, nepasikeičiau akumo ir neparodžiau, kaip išminėjau motorą. Tai Ignas Tamulevičius, ačiū jam už libiotkę, kuri man pagelbėjo išlupt plytoką. Tai kėbulas tuščias, motoro nebėra. Vienu žodžiu, plyta turbūt jau bus parduota, nes kaip ir yra rezervuota. Jeigu ką domina, turiu plytą, bet greičiausiai jau jinai bus iš manęs išvažiavus. Keliamės turbūt į kitą dieną, tik dar neįsivaizduoju, ką veiksiu. Čia bus man irgi naujiena, nes čia tiek darbo, kad dar dabar nežinau, nuo ko griebtis. Turiu kažkiek laiko pagalvoti apie tai. Šiandien yra pirmadienis, tai greičiausiai kokį trečiadienį. Tai šiai dienai tiek ir pasimatom kitą dieną. Sveiki, visi gyvi. Taigi, toliau pradedam darbuotis su firewallo gamyba. Tai turiu
nuo durų likusias kartono gerą gabalą. Bandysim pjaustyt ir gaminti firewallą iš kartono, pasidaryti kažkokį trafaretą ir tada mėginsim pasidarius trafaretą, išsipjaustyti iš metalo, kažkokius tvirtinimus gal pasidaryti ir susidėliot visą firewallą, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš norėčiau, kad jisai būtų, su galimybė gal vėliau ateityje įsidėti radiatorių gale. Šiam sezonui dar, manau, to nedarysiu, nes tada tikrai neišvažiuosiu į trasą, nes dar krūva darbo dasidės, tai matysim. Tai dabar kimbam į darbus, pjaustom kartoną, dedamės į vietą, kur maždaug ką aš įsivaizduoju jisai turėtų būti ir kaip jisai turėtų būti ir važiuojam. Gone, we've only begun, that's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. Breathe the sheets, you on my lips. Tai va, vienu žodžiu, vieną pusę kaip ir pasidarėm. Tono lapas, kuris atstoja firewallo maketą. Tai va, principą tuoj parodysiu. Grubiai statomi čia, bus šitaip. Lieka viršutinė lango tokia dalis. Tai langą čia nuvarau, nuleidžiu į čia. Ir sujungiu, kad būtų stacionariai, šita dalis nejudinama, visą laiką, kaip sakant, užhermetinta ir pilnai uždaryta. O kita dalis, tai realiai nuo čia, šičia, šitoj vietoj, taip tiesiog polikarbonatas įsidės. Bandysiu pasidaryti laikiklius ant greitų jungčių, kad punkutės pakšt, išsiimu ir galiu prieiti prie amortizatorių, pasireguliuoti kietumą, minkštumą, ko man reikia. Tai faktiškai čia vat gausis viena dalis stiklo, čia gausis antra dalis stiklo. O pavyzdžiui vėliau, į ateitį, jeigu dar galvočiau kažką, tokiu atveju tada tą stiklą išimu lauk ir čia prie firewallo dasigaminu kažkokias gal sienelės biškį, pasistatau radiatorių, taip nuo čia skersai, kad stovėtų ir tada einantis oro srautas leidžiasi į apačią per stiklą, per radiatorių ir išeina oras lauk. Tai mintis tokia, dabar realiai reikia pagal šitą pasidaryti kitą pusę. Faktas, kad turėtų būti beveik identiška, bet nėra identiška. Nes čia kem6, turim kokią skylę. Tai atsibraižau šitą ir tiesiog užsimetęs biškį masės į čia, susireguliuoju, kiek dar čia man trūksta ko. Nes šitą vietą tai kaip ir viskas ledas, tik tai va čia va reikia dasireguliuoti iki galo. Vienu žodžiu imam dar kartoną, matuojamės ir daromės firewallą. Tik tai dar nesugalvojau, šitą reikia statyti ir gali būti, kad čia kažkokį metalinį šveleriuką dar reikės prisitvirtinti, kad jisai išsikeltų biškį, gal ir nereikės, nežinau, pagalvosiu. Gal čia kažkokį įleisiu nedidelį ploną, kad būtų galima prie jo tvirtinti stiklą, kad tai prikampukas iškyla į viršų ir užsilenkia. Vienu žodžiu, minčių daug, važiuojam. Tai va, realiai kaip ir su kartono darbais sąlyginai baigta. Dabar reikia skardos
ir pasidaryti iš skardos trafaretą ir pabandyti jį įsikišti. Greičiausiai, kad neišeis man padaryti jos vientisos, turėsiu daryti sujungimą. Tai va, bendras vaizdas toks, taip turės atrodyti firewallas. Aišku, čia visur susišveist reikės, kur liberinsim, kad būtų plikas metalas. Tai tokiu atveju, manau, ir dažymo reikalai vyks vėliau, kada jau bus viskas padaryta, kad daugiau virinimo darbų nebūtų. Tai va, tiek žinių. Dabar jaučiu, kad persikelsim į kitą kadrą, kur jau gal dirbsiu su skarda. Dar nežinau, iš tikrųjų, dabar gal netgi ir eisim vairą pasireguliuoti, pabandyti laikiklį prisitvirtinti, kažkokį pasidaryti. Tai vienu žodžiu, metalo darbai pakolkas, kebuliniai. Nu, buvo kartono darbai dabar, bet prieisim ir prie metalo. Tai va.